Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Labas rytas. Mes su jumis sveikinamės iš Vilniaus, čia laida Duok labas ir aš labai tikiuosi, kad jūs visi prie namų kažkur netoliese turite štai tokį gražų mišką, kuriame ir galite praleisti visą sekmadienį su savo šeima ir savo mylimais augintiniais. Na, o šiandien laidoje Duok labas svečiuosis garsi, nusipelniusi ir iš tikrųjų labai šauni žurnalistė Rūta Sinkevičienė. Rūta, aš manau, labai myli gyvūnus, todėl kad namie rūpinasi visų pulkų jų. Na, o mums šiandien bus įdomiausias jos vokiečių aviganis, ilgaplaukis vokiečių aviganis vardu Rolis. Rolis yra didelis, juodas, sveriantis net 60 kg šuo, šalia kurio Rūta atrodo visiškai mažytė ir miniatiūrinė, nes ir taip yra nedidelio ūgio. Ir kai Rūta su Roliu eina per miestą, turbūt ne vienas žmogus pasižiūri šitą šunį ir galvoja, ojojoj, kodėlgi jis be antsnukio. Bet Rolis, žinokite, turi visus dokumentus, įrodančius, kad yra labai stabilios psichikos, protingas šuo ir gali vaikščioti be antsnukio. Žiūrėkite laidą apie Rūtą Sinkevičienę, Rolį, baltą katę, pulką piranijų ir net beždžionę. Šiandien laidoje pažintis su žurnalistės Rūtos Sinkevičienės augintiniu ilgaplaukiu vokiečių aviganiu Roliu. Sužinosite, kokius kursus baigęs Rolis gali vaikščioti be antsnukio, kodėl šuniui buvo duotas toks žmogiškas vardas ir kaip Rūtos namuose apsigyveno beždžionė. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Kai Vilniaus miesto gatvėmis išdidžiai žingsniuoja nedidelio ūgio žurnalistė Rūta Sinkevičienė, vedina savo, kaip kai kas pasakytų, arkliu, o ne šunimi, neabejotinai abu sulaukia dėmesio. Rūta už tai, kad ne vieną kitų nuodėmę per savo žurnalistinį darbą į dienos šviesą ištraukė, na, o Rolis, toks šio šuns vardas, na, vien jau dėl savo dydžio jo nepastebėti tiesiog neįmanoma. Dabar stebintiems šią išdidžią porą savo ekranuose ir besipiktinantiems, kad šuo gigantas šlepsi be antsnukio, norime užbėgti visiems komentarams už akių. Šiam žvėriui antsnukis pasirodo nereikalingas, nes jis labiau romų ir paklusnų ėriuką nei agresyvų šunį primena, o šį teiginį yra net įrodantis dokumentas. Rolis sveria beveik 60 kg, taip, bet yra tiesiog puikus, ramus šuo, kuris, beje, pagal Vilniaus savivaldybės numatytą tvarką perėjo socializacijos testą. Socializacijos testas tai yra valandos 40 minučių bandymas šuns psichikos, kai jis stumdo malą dviračiais, kamštyje, vaikai, jis stumdo šonais, jam švilpia, jam ten šaudo. Yra visokios provokacijos. Rolis perėjo iš pirmo karto ir tai turbūt galima nurašyti jo veislį, nes tai yra šuo, kurį mums padovanojo, sakykime, mažeikių pasieniečiai, tai yra 6 pasienio karta. Ir, na, dėl jo aš esu gatvėje visiškai rami. Nebent koks nors tikrai agresyvus šuo parodytų agresiją, tai tada turiu palaikyti. Bet šiaip tai dar bijo tik tai vaikų, kurie labai lipa, kala, mala ant jo. Tai jis tada irgi nesupranta, kaip jos identifikuoti ar ką jie daro su juo, bet šiaip ir su vaikais labai draugiškas. Tai socializacijos testas leidžia mums vaikščioti be antsnukio. Po reklamos žiūrėkite. Pažintis su žurnalistės Rūtos Sinkevičienės augintiniu ilgaplaukiu vokiečių aviganiu Roliu. Sužinosite, kokius kursus baigęs Rolis gali vaikščioti be antsnukio, kodėl šuniui buvo duotas toks žmogiškas vardas ir kaip Rūtos namuose apsigyveno beždžionė. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Žurnalistė teigia, kad kai kuriuose šalyse vedžioti šunį su antsnukiu yra draudžiama ir toks elgesys su augintiniu prilyginamas gyvūno kankinimui, todėl tokie testai yra privalomi kiekvienam save ir savo augintinį gerbiančiam šeimininkui. O norint įsigyti šitą testą, kaip kiekvienas šunų šeimininkas turėtų pasiruošti šiam testui? Ar reikalingos specialios treniruotės? Tai žiūrint kokiam šuniui, kadangi su šituo ir taip susikalbi ir viską jis daro, na aišku, ten
yra išmokytas kažkokiu tai ateiti gretai, jis gali eiti kilometrus greta, kol jam neleidi eiti paziliuoti po šonus. O kitas, kaip kuris, vienas šuo jau 4 kartą ėjo, bandė gauti socializacijos pažymėjimą, bet tai buvo kažkoks tai toks labai aktyvus, neatsimenu jo veislės, labai toks, kuris malasi. Aš tai gal jeigu aš būčiau ne mano vyras ėjęs, tai nežinau, nes Rolis turi vieną tokią silpnybę, jeigu pro jo nosį vedi šunį, tai jis gali ir atsistoti, o čia turi nereaguoti, vis tiek likti vietoje ir gulėti. Tai kadangi mano vyro jis geriau klauso negu manęs, tai... Bet šiaip tai yra paprasta tvarka, užsiregistruoji, matai, jeigu reikia padirbėjus su tuo šunim, mes net bandėm pasitikrinti, ar nereikia jam ko nors, yra čia tie šunų treniravimo klubai ir prie vidaus reikalų kinologijos aikštelės, tai man buvo pasidarę baisu ten stovėt, gulėt, bėgt, iš šunių kažkokius tikrai vilkus daro. Mes pasižiūrėjom, tas mūsų šuo viską geriau daro, o tie tarpusavėje pjaunasi, kažkaip tai apsikrėtę, kažkokia nesveika įtampa pačių šeimininkų, tai mes nutarėm. Tai mes pažiūrėkim iš tikrųjų, ar jis gali būti socializuotas iš pirmo karto. Tai čia apie tave kalbame apie tave. Na, jeigu jau bendrauti visai nepavojinga, tai ir pradedame pažinti su Roliu. Šis šuo, galima sakyti, įprasmina lietuvių liaudies posakį ramus kaip belgas ir aplinkiniams pavojaus jokio nekelia. Kita vertus, arba gali kelti, juk jo protėviai vokiečių ilgaplaukiai aviganiai, o jis pats Lietuvos pasienyje dirbančių šunų palikuonis. O kaip, Rūta, jūsų gyvenime atsirado iš tiesų toks didelis šuo? Kasgi žinojo, kad jis toks didelis išauks, bet aš kaip sakau, jis yra čia yra visas į mano vyrą, ne į mane. Jis grinaigi kaip mano vyras, ilgais plaukais, didelis, lėtas, ramus, stabilus. Bet visgi, kodėl pasirinkote būtent tokią veislę? Mes visokių turėjom. Mes turėjom Saint Bernarą, prie kurio tiesiog limpa vaikais, yra labai gražus, jis Bethovenas, o jis ypatingai nemėgo vaikų. Ir galėdavo kasti, jeigu žmogus netaip jį paliečia. Mes turėjom visokiausių, mes turėjom medžioklinius šunis, kurie buvo nepaprastai tvarkingi ir labai ištikimi ir klausydavo iš pirmo žodžio. Tai mes svarstėm, kadangi pas mus yra nuošalus didžiulis vasarnamis, tai nenorėjom šuns tokio kaip labradoras, kad su džiaugsmu pasitiktų visus atvykusius. Tai didesnės kontrolės, taip sakant, funkcijos negalėtum įsivaizduoti kaip Rolis. Jis labai skiria žmonės. Jis jeigu jau užuodė į vieną kartą, pašunės atmintis yra be ne 200 kartų didesnė negu pa žmonės regimoji. Tai jis žmogų jau prisimena. Jis jį apuosto ir jis man lodamas pasako, kad pas mus atvažiavo, bet kai tik ateina kaimo bomžiukai tokie, ar buteliuko, ar lituko, jis jų net pažįsta kaip žmonių. Tiesa, sargu jis tapo ne iškart. Buvo laikas, kai Rolis savo dydžio išnaudoti negalėjo ir galbūt savojo šešėlio bijojo net labiau nei pats galėjo įsivaizduoti. Man nereikia šuns, kuris, džiaugtųsi svetimais arba pabrukęs uodegą eitų. Nors vieną kartą buvo labai įdomus atvejis. Nesupratau, ką Rolis buvo nutaręs. Matyt, dėti krūmus, bet paskui prisimenė, kas jis šuo. Nes einu aš vieną kartą naktį pasivaikščiodama, nes labai mėgstu pasivaikščioti. Vaikščiojimas tai man yra viskas. Ir žiūriu, taksistas ten Rasų gatvės apačioj pasiguldęs į krūmus, klientą ar ką, suprantate, ar jį ten krausto ar ką, tamsų neįsižiūriu ir jis staiga pamato mane ir šunį, ir tas šuo iš karto žino, kad čia kažkas tai ne taip, jis iš karto pradeda urgti ten. Reaktyviniu greičiu taksistas mauna į taksi ir užsidaro. Aš sakau, drąsuolis, spėjai. Ir jis taip įsižeidė dėl to, kad nežinau, ką jis ten darė, kad aš pamačiau, kad aš jį ten drąsuoliu pavadinau. Jis išsitraukė kažkokią mantiruotę, nikeliuotą ir puolė mane. Tai Rolis kaip dėjo į namus. Aišku, aš išsitraukiau telefoną ir sakau, tu dar žingsnį žengsi. Ir žiūriu, tas mano šuo atbėga atgal ir supranti, net išsigandau, gal užmuš mano šunį, dabar reikia šunį ginti. Tai aš tą taksistą supakavau, paskambinus, aišku, į policiją, atgal į taksą, jis išrūko didžiausių garsų, bet kaip tas mano šuo pabėgo, paskui staiga žiūriu, grįžta susigėdęs.
Šiandien Roliui jau 5. Per tuos metus, kai jis gyvena žurnalistės namuose, didelių eibių neprikrėtė. Namų aukštinkojom taip pat neapvertė. Žurnalistė Rūta Sinkevičienė pasakoja, kad šis 60 kg sveriantis šunytis yra paklusnumo ir ramybės įsikūnymas, o jei ir patraukia kokiais klystkeliais, na taip retai, jog galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti arba dėl to, kad pamiršta, koks jis didelis. Nieko jis nėra prikrėtęs iš tiesų. Aišku, jis labai yra juokingas. Vienas iš juokingiausių jo dalykų tai yra, kai man numetė į duoną. Kai atėjo mano draugė su šuniu ir kol mes ten ieškojom vyno atidarytuvo, jie kažkaip išėjo iš mūsų kiemo. Nežinau, pas mus negalima išeiti, bet kažkaip tas draugės šuo išsivedė. Vidury nakties 2 juodi šunys išėjo į miestą, milžinai. Ir mano draugė sako, pareis, o jis visada pareina. Mano niekada nebuvo išėjęs. Jis vasarnami, jeigu tu su meškerė sėdi ir jis su meškerė šalia, jeigu tu guli, tai ir jis prigula, jeigu tu valgy darai, jis irgi vėpso, jis neatsitraukia, jis tiesiog, jam mūsų reikia. O čia sako, pareis, o man tai baisu pasidarė. Bet tai yra mano natūra. Aš pasėdėjau, pagalvojau, o gal paims nušaus policininkai. Tai eina, gal užpuls, gal kokį šunį sutiks, gal žmogų išgazdins. Tai aš pasiskambinau į policiją, pasiskambinau į kelių policiją, kas patruliuoja, pasiskambinau į taksistų firmas, apvažinėjom visą. Ir iš tikrųjų paskui kelių policija sako, tai matom, bet nuo aušros vartų 2 pareina. O šiaip nieko nėra prikrėtęs. Yra sugriaužęs vieną televizijos pultą, skirtingai nuo mano Sen Bernaro, kuris sugriaužė Pikčilingio žodyną originalų ir Pikčilingis vos man plaukų nenurovė profesorius. O šitas tai, nieko, tapkėm buvo vaiko duota. Jis iš tikrųjų iš serijos, ką aš prikrėčiau, tai nebent ką nors prikrėtė iš didumo. Beje, mes tiek pasakojame apie šį gigantą, jog visai pamiršome turbūt labiausiai jūs dominančius klausimus. Kodėl Rolis turi žmogišką vardą ir kiek tonų maisto per metus suėda? Dažniausias klausimas, kurį visi klausia ir įsivaizduoja, kad aš jį šeriu kokiais nors kiauliniais konteineriais. Va tokį bliudelį grinai, tik tai jo bliudelis didesnis, jam yra verdamos košės, kad jis nevalgytų to sintetinį kambikormą ir jis mėgaujasi vištienos ir avižinių dribsnių su morkytėm, košite arba kokie aš netingiu. Tai šuniui visada išverdu. Šeimai tai ne visada, bet jiegi ir šuns puodo gali paimti košę, tai dar skanesnė. Jis mėgsta, aišku, pagriaužti kauliuką. Tai yra slapta jo naktinė svajonė. Jis grįžęs jau eina į savo pievą ir su savo kauliuku ir neša jį pasigriaužti. Bet šiaip tai ne. Jeigu kas nors galvotų, ar tokį šunį laikyti ar nelaikyti dėl to, kad jis suėda kibirą maisto, tai yra netiesa. Aišku, jis ir nesuėda 3 šaukštus kaip Jorkšyras. 1, 2, 3. Rolio vardas irgi turi savąją istoriją. Ir kaipgi galėtų būti kitaip, juk žurnalistė Rūta Sinkevičienė per savo gyvenimą ne vieną klaidžią istoriją yra išnarplėjusi ir ne vienam veltėdžiui savo komentarais gyvenimą pakartinusi. Tiesa, kol kas šis vokiečių ilgaplaukis aviganis savo vardu nesiskundžia. Kažkaip mes turėjom labai fainą Chevroletą ir labai mylėjom tą Chevroletą. Ir sakydavom, su kuo šiandien važiuojam, su Roliu Chevroletu ar ne. Ir paskui, kai pardavėm tą Chevroletą, liko tas mielas vardas Rolis. Ir nei iš jo, nei iš to mes kažkaip tai greitai labai atsivežę šuniuką, tą vardą perdėjom ant šuniuko. Bet to jis turi turėti žmogišką vardą, nes jis beveik žmogus. Man čia taip atrodo. Norėčiau tiek miegoti kaip jis. Ir taip patogiai, nes jis, jeigu ką, tai labai jau eina ant sofą pamiegoti. Ir, pavyzdžiui, jam miegamajame, tai negalima miegoti ant lovos. Ir jis prie mūsų ginkdie niekada net nebuvo užlipęs. Betgi visada, kai ateinam po darbo, matom išgulėtus net ausis ant pagalvės. Visa forma. Atrodo, kad jis labai senas, čia kaip koks blūdenas sėdi, bet iš tikrųjų jis pozuoja. Taip. Vokiečių aviganiai buvo išveisti kryžminant ilgaplaukius, trumpaplaukius ir šiurkščiaplaukius aviganius. Pirmasis vokiečių aviganis buvo užregistruotas 1899 metais. Iki 1915 metų buvo pripažįstami ilgaplaukiai ir šiurkščiaplaukiai aviganiai. Lietuvoje tik nuo 2011 metų ilgaplaukiai vokiečių aviganiai pripažinti atskira ir pilnavertė veisle. Iki to laiko ilgaplaukiai vokiečių aviganiai buvo laikomi veislės yda ir buvo net brokuojami.
Dėl tokio ilgalaikio požiūrio dar ir dabar labai daug žmonių klaidingai galvoja apie ilgaplaukius. Tačiau jei po šio reportažo nuspręsite įsigyti tokį aviganį hipį, turite atsiminti kelis esminius dalykus. Būtų blogai, jeigu šeimoje būtų visiškas nesutarimas ir pjautųsi jie kaip katės, nes labai jautriai reaguoja. Pavyzdžiui, mano vyras kartais mane patampo taip, kad pakrato ir mes žiūrim, kaip šuo reaguos, jis labai pasimeta, jis nežino, katrą ginti nuo katro, bet jis mūsų išskiria. O šiaip reikia turėti sąlygas. Tai dėl egzotikos, tai mes turime ir vis tiek ir namus, ir vasarnamį, ir galų gale tai ir nulėmė veislės pasirinkimą. Tai mes tiek turėjom šunų, nėra lygių aviganiam. Kiekvienas šeimininkas, kiekvienas sakys, kad jo šuo nuostabus ir tikrai jie visi nuostabus. Aš tai labai myliu šunis, myliu kates, myliu vyrus, myliu vaikus, bet šunis nuostabus iš tikrųjų. Ir šita veislė tai yra atiek patikima, atiek, kaip visi viską supranta, galvo, kalbėkite, toliau kalbėkite, vairą ant kojos man priguls, kalbėkite, apie tave kalbuotų. Čia mūsų istorija apie žurnalistę Rūtą Sinkevičienę ir jos milžiną rolį būtų galima ir baigti. Tačiau tiesa yra ta, kad jos namuose šis gigantas ne vienintelis dėmesio reikalaujantis padaras. Šalia juočkio rolio šmirinėja baltapūkis katinas Fricas ir kone tonos dydžio akvariume plaukioja piranijos. Apie jų ypatumus pakalbėsime vėliau. O kol kas katino Frico istorija. Tai pirmas apsigyveno Fricas, jam dabar bus 8 metai. Ir kai atsirado šuo, broliui buvo mėnuo, kai mes jį atsivežėm, jis buvo mažesnis už katiną. Ir katinas jau jį kuldašino, tada neduodavo jam praeiti. Visaip jis skriaudė, atiminėjo viską. Bet tik praėjo mėnuo ir šuo jau žiūri iš apačios. Ir galvoja dabar. Tai aišku, katinas nenusileidžia ir dabar. Ir visi tie laižymai rolio, kai jis išlaižo tą katiną, visą šlapės toks sėdi ir gal, tai tik čiankiam per nosį. Ir čia daro tvarką, tai iš tikrųjų tai katinas čia jis vyriausias. Rūta neslėpia, kad katino į savo namus priimti neketino. Tačiau, kaip sako liaudės išmintis, žmogus planuoja, Dievas juokiasi ir čia likimas sudėliojo viską taip, kaip jam atrodė teisingiausia. Jo labai graudi istorija, aš visai nenorėjau katinų, nes praeito savo dingusio katino ieškau turbūt 5 metų, mokėdama kabeliniai televizijai po ten 400 į mėnesį už klipukų rodymus, paskelbus 1000 litų premiją radusiam, tai įsivaizduoju, kad nešia panašių klonų į mano gal 4 žmonės, kad tik tai. Bet neradau aš to katino, iki šiol jo ilgiuosi, labai buvo įdomus ir protingas katinas, bet šito mama nuskendo baseinę prabangiam nuo savų namų. Ir krito, negalėjo išlipti ir nuskendo. Ir liko 4 maži balti kačiukai. Tai paprašė, kad tiesiog kažkaip gelbėt, nes ką žmonės gali daryti. Sumokėjau už jį 15 centų, kaip dabar atsimenu, kad už dyką nepasimtų. Tai norite pasakyti, kad šitą kačiuką, tiesiog išmaitinot? Jis mus taip pat išsimaitino pas mus labai neblogai. Jo maitinti nereikia, jis man prineša, ten peteliškė didžiausia, kaip arklys voliojasi. Jis man atneša ir pelių, ir paukščiukų. Bet kaip įdomu, rolis, kaip bijo pelių. Jisgi nieko nebijo, bet kaip jis pelių bijo, tokių pusgyvių. Tai jis tada šoka ant sofos ir stovi ir žiūri, kur ta pelė laksto, katinas ją. Čia varinėja, visaip ir žiūri. Sunku patikėti, kad milžinišką šunį sutvarkyti sugeba it iš pieno plaukęs katinas. Visgi turbūt ir jam riesta būtų, jei uodega įmerktų į 1000 litrų milžinišką piranijom apėjusį akvariumą. O piranijos tai atsirado visai neseniai, jos prieš 5 metus visiškai netikėtai, neplanuotai. Aš visą laiką žiūrėdavau žmonės, kurie laiko žuvytės ir sakydavau žuvytės. Bet šitos žuvytės, tai iš tiesų tai mergaitės nėra tokios, kurios suteiktų kažkokios labai apgaulingos, jos ramiai plaukia, bet tik įmesti jom, paskui galėsiu įmesti gabalėlį mėsos, tai net sproksta visi tie kopūstai išplaukia ir tada jos reikia vėl sukišti atgal. Buvo didelė netektis dabar pas mus. Jos, kaip sakiau, labai auga ilgai. Jas reikia labai, jos nelepios, bet gali, pavyzdžiui, matyti, mes nesužiūrėjom žuvies, gal per daug čia primetė, gal, nežinau, pas vaiką čia, pas Rimą buvo kokių svečių. Ir nesužiūrėjom ir, žodžiu, palikom vandenį ir matyt užnuodėjo vandenį. 4 tokios piranijos išplaukė viršum pilvais. Beveik verkiau.
Nes tiek metų jas auginti ir paskui pamatyti, kaip jos pabala ir tu nieko negali padaryti, nenunešigi auksinę žuvytę pas veterinorių ir nesakysi pagydykit, nes neaišku, kas tai yra. Tai va, tai visiškai netikėtai mes apėjome žvėrimis, taip sakant, gyvūnėliais ir viskuo. Taigi šiandien žurnalistės Rūtos Sinkevičienės turtas, šuo Rolis, katinas Fricas ir piranijų būrys. Paklausta, ar nenorėtų į savo namus dar kokią egzotiką parsitempti, ji it kirviu nukerta. Ačiū, auginau beždžionę. Mes turėjom beždžionę. Makrabų makaką. Beždžionę? Ji manęs taip nemėgo. Matyt, nujausdama mano bendrą ateitį su jūra, kad kai tik tai pagaudavo mane ten, tai už plaukų mane tampydavo ir visa kita, tai buvo ką tu. Tai aišku, to, kad jin gyveno jam arba čia, arba ant peties, tai kaip ji gali užleisti tą vietą dar kažkokiai bobeliai. Tai jin su juo ir degtinę gerdavo, ir jogurtus valgydavo, ir kai siūlydavo kas nors banano, tai jin tokia, žinai, ir į degtinę žiūri. Bananą, tai tu pats graužk, man geriau degtinę atsipilk. Paimdavo 2 rankytę, iškerdavo ir sėdi tokia. Tiesa, pačią makaką pražudė smalsumas. Tačiau net tokiems išdykusiems gyvūnams žurnalistės namuose sekasi puikiai. Ir kaip ji pati sako, jos namuose vietos atsiras visiems, kuriems reikia pagalbos, meilės, šilumos ir rankos, kuris su mielu noru pakaso pausį. Dėkojame Rūtai už įdomų interviu, kol kas su ją atsisveikiname, nes dabar gražiausio šuns konkursas. Nesvarbu, kokios veislės ir dydžio yra jūsų šuo, Duok labas skelbia gražiausio šuns konkursą. Siųskite savo mylimo šunelio nuotrauką į BTV adresu savireklama@btv.lt ir vasaros gale laidos žiūrovai išrinks gražiausią šunį. Jo šeimininkui tiesiai į namus laidos rėmėjai pristatys net 50 kg Canis šunų maisto. Už gražiausią šunį balsuoti galėsite BTV Facebook puslapyje. Netingėkite ir nepražiopsokite savo šanso. Dalyvaukite. Šiandien viskas. Palieku jūs ir visi paukšteliai, kurie yra aplinkui ir netgi voverės, sakome jums iki kito sekmadienio 8 valandos ryto. Ir primiktinai prašau šiandien laiką leisti gamtoje, o ne kur nors prekybos centruose. Nuo to būsite tikrai sveikesni ir laimingesni. Ate. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.